Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Visai neseniai žiniasklaidoje pasirodė informacija. Pristatytas karo komendatūrų taikos metu planas. Iki metų pabaigos bazinį parengimą turės 210 užsiregistravusiųjų. Pasibaigus karo komendatūrų agitacijos laikotarpiui, pirmieji 70 užsiregistravusiųjų į bazinio rengimo mokymus bus pakviesti jau spalio 7 dieną, sako krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, šį parengimą iki metų pabaigos turės 210, kitais metais 1500 gyventojų. Visiems 6000 susiregistravusiųjų 1 rugsėjo savaitę buvo išsiųsti informaciniai laiškai. Per artimiausius 2 mėnesius su visais užsiregistravusiais bus susisiekta ir individualiai. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis į karo komendatūras aktyviausiai registravosi Vilniaus gyventojai, beveik 50% užsiregistravusiųjų. Kokios yra komendantinio vieneto funkcijos? Kaip skelbta anksčiau, karo metu komendantinis vienetas turėtų užtikrinti komendanto valandą, kontrolės postų įrengimą, turto rekviziciją, informacinės aplinkos stebėseną, kovą su nelegaliomis ginkluotomis grupėmis, paramą ir sąveiką su institucijomis, svarbių objektų apsaugą bei kariuomenės vado užduočių vykdymą. Įdomus punktas yra turto rekvizicija, kas pagal visuotinę lietuvių enciklopediją reiškia priverstinis negrąžintinas turto paėmimas visuomenės poreikiams, atlyginant jo vertę savininkui ar valdytojui. Tuo metu taikos metu komendantinis vienetas vykdys personalo rezervo priežiūrą, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos šaukimą, rezervistų šaukimą pratyboms, šaukimo punktų organizavimą, rezervo karių pašaukimą ir paskirstimą. Vėlgi, labai įdomu, o ar dabar atitinkamos institucijos nevykdo privalomosios pradinės karo tarnybos šaukimą, rezervistų šaukimą pratyboms ir taip toliau? Na, stebėsime, kai viskas vyks toliau. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šiuo metu kuriamas komendatūras? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.